Kada rankinė tampa daugiau nei rankinė? Atsakymas į šį klausimą gali paaiškėti jau antradienį. Spėjama, kad Hermes rankinė, puošta deimantais ir baltuoju auksu, aukcione bus parduota už rekordinę sumą. Tokių rankinių kiekis ribotas, todėl Hermes gerbėjos už vieną iš jų pasiryžusios plačiai atverti pinigines. Pirmadienį Beverly Hillse buvo galima iš arčiau apžiūrėti šį galanterijos šedevrą. Ši rankinė mados žinovėms geriau žinoma kaip Birkin. Ji buvo pavadinta aktorės Jane Birkin garbei. The Birkin bag was first designed for actress Jane Birkin. Pirmoji Birkin rankinė buvo skirta aktoriai Jane Birkin. Jai rankinę pagamino kaip tuo metu jos nešioto krepšio pakaitalą. Nuo to laiko jis su ja nesiskyrė. Tai buvo ta rankinė. Daugiau nei 40 metų žmonės kantriai laukia savo eilės, kad galės gauti savąją Birkin. Ir jų neparduoda kiekvienam norinčiam. Reikia būti Hermes VIP klientu. Dėl šios priežasties gauti tokią rankinę iš antrų rankų taip pat labai sunku. Aukciono pateiktame aprašyme krokodilo odos rankinės spalva apibūdinama kaip Himalajų kalnų vaizdinis atkartojanti. Rankinė dekoruota 18 karatų baltuoju auksu ir 8,2 karato deimantais. Tikimasi, kad aukcione rankinės kaina šoktels virš $150 000. Gali būti, kad bus pagerintas ir Birkin 2011 metais pasiektas $203 150 rekordas.